Šiame vaizdo įraše aš noriu pateikti klasikinę kvėpavimo meditaciją, arba dar ją galim vadinti kvėpavimo stebėjimo meditacija, ir ji užtruks keletą minučių ir aš ją siūlau daryti kiekvieną dieną, mažiausiai vieną kartą per dieną, o geriausiai ryte, pietų metu ir vakare. Ir aš siūlau atsisėsti taip, kad jausmėm savo kūną, ištiesinti nugarą, bet neįtempti. Taip pat šią kvėpavimo meditaciją mes galim daryti ir atsigulus, arba atsistojus, ir net judesyje, bet šito pradžioje aš nesiūlau. Pradžioje siūlau priimti kažkokią tai poziciją statišką mūsų ir aš pademonstruosiu, kaip šitą meditaciją galim atlikti sėdint. Atsisėdame taip, kad jaustumėm savo kūną, ištiesinam nugarą, bet jos neįtempiam, galim truputį krūtinę savo vos atverti, kad jaustumėm savo kvėpavimą. Ir jeigu norim, galim užsimerkti, truputį susijungti su savo kūnu, kaip visuma, su atskirom kūno dalimis šiek tiek, kad pajausmėm jas, šiek tiek įsižeminti. Ir tada išsirinkti vietą, kur norime stebėti savo kvėpavimą. Ir tai gali būti mūsų nosies šnervė, viena arba kita, arba gali būti abi nosies šnervės, arba gali būti vieta čia tarp nosies šnervių, arba gali būti mūsų krūtinė, arba gali būti mūsų pilvas. Išsirenkam bet kurią vietą, kur mes galime stebėti savo kvėpavimą ir kvėpavimo metu atsirandančius pojūčius. Ir tada užsimerkiam, sutelkiam dėmesį į tą vietą, kur norime stebėti savo kvėpavimą, ir visą savo dėmesį sutelkiame į kvėpavimą, šio kvėpavimo nekeisdami. Leidžiam savo kvėpavimui būti toks, koks jis yra, tegul jis būna lengvas, natūralus, nieko nekeičiam, tiesiog stebim savo kvėpavimą ir kvėpavimo sukeltus pojūčius. Be jokios abejonės ateis momentas, kai mūsų dėmesys kažkur tai nuklys, ir tada galim pastebėti, kaip mūsų dėmesys nuklydo, padėkoti savo už pastabumą ir vėl nukreipti dėmesį į kvėpavimo stebėjimą. Ir vėl stebėti savo kvėpavimą. Jeigu pastebim, kad mūsų dėmesį pasieima kažkokios mūsų mintys, ar kažkokios emocijos, ar kūno pojūčiai, vėlgi padėkojam savo, kad pastebėjom, nieko nedarom, tiesiog perkeliam dėmesį vėl prie kvėpavimo stebėjimo. Grąžinam savo dėmesį prie kvėpavimo stebėjimo ir tęsiam savo kvėpavimo stebėjimą pasirinktoj vietoj. Kvėpavimui leidžiam būti natūraliam, tokiam, koks jis yra, tiesiog stebim jį.
ir grąžinam savo dėmesį. Jeigu jisai kažkur tai pasitraukia, vėl prie kvėpavimo stebėjimo tiek kartų, kiek to reikės. Praėjus keletui minučių, kaip pavyzdžiui 5 minutėm, o kartais užtenka ir 3 minučių, galim apsispręsti užbaigti kvėpavimo meditaciją, kvėpavimo stebėjimą, padėkodami savo šiek tiek, pagirdami save ir aiškiai labai pasakydami savo ačiū. Jeigu mes darysim šią praktiką keletą kartų per dieną, labai greitai, per keletą savaičių, pas mus labai stipriai pagerės dėmesio valdymas, didės mūsų sąmoningumas, pajautimas savęs ir gebėjimas nukreipti dėmesį ne ten, kur jį kažkokie tai stimulai traukia, bet ten, kur mes apsisprendžiame jį sutelkti patys. Tiesiog kviečiu tai daryti kiekvieną dieną po keletą kartų ir tuoj pat gausime reikšmingą naudą.